Solveiga Čiužauskienė, Lietuvos krikščioniško fondo vaikų dienos centro vadovė. Vaikų dienos centras yra įsikūręs Šiaulių rajone Ginkūnų gyvenvietėje. Vaikų dienos centrą lanko iki 20 vaikų. Vaikai yra iš rizikos šeimų ir socialiai remtinų šeimų. Vaikai pas mus į Vaikų dienos centrą ateina po pamokų. Pagrindinis mūsų tikslas yra paruošti su jais namų darbus. Kadangi būna tokių atvejų, kai namuose nėra tiesiog elektros. Jie gali išsimaudyti, jie gali išsiskalbti rūbelius, jie yra mokinami save prižiūrėti. Pas mus lankydavosi mokytoja molio terapijos, kuri vesdavo užsiėmimus ir vaikai užsiimdavo moliu. Į tą molio gabalėlį jie sulipdydavo, kas tą dieną jiem buvo negerai. Matai, koks vaikas buvo prieš užsiėmimą ir koks po užsiėmimo. Emocijos tiesiog pasikeisdavo po to užsiėmimo. Nes visas tas pyktis, visas nepasitenkinimas mokykloje, galbūt patyčios, pasilikdavo tam molio gabalėlį. Mums finansavimas nutrūko gruodžio 31 dieną ir likom su labai minimaliais pinigais ir darbuotojai dirbo iki birželio, kad vaikai galėtų dar mokslo metais ruošti pamokas ir gauti pagalbą ir dar pavalgyti gautų. Dirbo savanoriškai. Šiaip mes kiekvienais metais vaikams organizuojame vasaros stovyklas. Jie turi galimybę susipažinti su kitais vaikais, užmėgti draugystės, pamatyti, kaip gali būti bendravimas, nesvarbu iš kokio tu socialinio sluoksnio esi. Ir šiemet mes taip pat organizuojame tokią stovyklą ir didžiausias dabar poreikis, nes ir vaikų lūkestis yra, kad jie išvažiuos į tas stovyklas. Ir kad mes savo vaikų dienos centro vaikus išvežtume, mums reikia 8000 litų. Kviečiu visus geros valios žmonės, kurie nebeingi tokių vaikų likimui, aukoti šiek tiek pinigėlių, kiek kas gali, kiek nori, kad tie vaikai galėtų išvažiuoti į stovyklas ir atsipūsti nuo to kasdieninio gyvenimo, kuris juos iš tikrųjų slegia. Ačiū.